Čia labai senos nuotraukos, aišku, ir labai gražu prisiminti ir pasižiūrėti jaunus veidus visų. Nu, daleiskim, čia mūsų 69, taip, metų komanda buvo susikūrusi, tikriausiai, kiek pamenu. Nu, čia yra va tokių, kaip sako, futbolistų daug žaidė, Laurinavičius daug žaidė, Miliauskas, Janušaitis, kur buvo Dainavos čempionai. Ir, nu, aišku, Mateika, treneris Šliževičius, čia jo sūnus. Nu, ir dar čia buvo teisingai iš, kaip skaityti, iš kareivukai žaidė. Tarybiniais laikais, nu, buvo mums duoti ir kareivukų. Galėdavom pasimti iš ten. Nu, tai va, taip ir tiesa, da, vartininkas Krapaičius amžinatilsį. Čia va Malinauskas, antras vartininkas, Dainavos, kaip sako, futbolininkas, čempionas. O čia nuotraukas 70 metų. Nu, čia va, aš stoviu pirmas kaip komandos kapitonas. Čia Krapavičius, buvęs futbolo vartininkas Dainavos. Čia taip tie kareivokai stovi. Čia Edukevičius, kažkuris labai Alytui geriausiai žaidė ledo rutulį, aišku, ir futbolą gerai, ir amžinatilsį. Nu ir čia kiti tokie. Dabar aš jų pavardžių net negaliu pasakyti. Gal jų ir gyvūnai yra, nežinau. Tai va tiek apie tas nuotraukas. Jų gyvų nėra, bet ledo ritulys lyg atgimsta. Taip, ledo rutulys atgimsta, va po šiai dienai viskas matosi. Kadangi žiema, jeigu bus gera, bus ledo rutulys. Jeigu žiemos nebus, pas mus nebus ledo rutulių. Nu, auksiniai buvo tokie laikai. Alytiškiai laimėjo auksinio rutulio varžybas mano treniruojami. Tai 60, turbūt 65 metų vaikai. Tai kai ledo elektrinos nebuvo, tai tada ir Alytus buvo ledinis miestas, o dabar, kai yra dirbtinio ledo čiuožyklos, tai kas Kaunas, Vilnius, Elektrinai. Tos komandos pirmauna. Sako, kad ledo ritulį anais laikais nukonkuravo salės futbolas. Kaip manot, kokia žiežirbio ugnelė galėtų šiandien ir jūs, ir jaunesnės kartas įkvėpė ateiti čia ir žaisti? Matot, anksčiau ir tų salių mažai buvo. Kelios saliukės buvo Alytui, o įsivaizduokit, 2 programos, viena centrinė, kita respublikinė, kurios prasideda 6 valandą vakaro, ne? Nebuvo kompiuterių, videomagnetofonų, nebuvo nieko, nu tai kur. Tai pats malonumas būdavo, tai va stadione būdavo muzika, aikštelė, susirinkdavo merginos, vaikinai. Nu kur ten, pačiūži, žiemą nešalta, nereikia tarpuvartėse kažkur tai būti, nu tai puikus laikai buvo. Ką manot apie jūsų kolegų praėjusią savaitę intervalom idėją Alytuje vis tik tvirtinti aikštelę, turėti ant žemės aikštelę ir Suomijos paimti dovanojimus bortus, suformuoti komandą ir sugrįžti į lygą? Tai pilnai įmanoma, už tai, kad labai įdomus žaidimas. Matot, ledo rutulį žaidžia visi, praktiškai. Nu, ten Brazilija galbūt, ten tos pietinės šalys, kur neturi. Bet iš tikrųjų populiarus sportas ir įdomus, ir kovingas, ir lakstyti reikia, ir mąstyti reikia, ir pasimušti galima, na, puiku. Kaip minėjot, buvo 2 programos, nebuvo kitų pagundų. Jūsų ledo ritulys, kai buvo savotiškas dabartinio jaunimo Facebookas, tai jūsų Facebookas buvo ledo ritulys, ar ne? Taip, buvo Pakvieskit šitą jaunimą išlysti iš Facebooko ir ateiti čia į aikštę. Pasakykit jiem tiesiai į kamerą. Jaunimas, renkamės dailidai. Ir vakare, ir dieną, ir visada. Ir tikrai malonu, vat matot, šaltukas yra, bet man visai nešalta. Už tai, kai pačiūži, tai šilta, karšta netgi. Gerai, ačiū. Prašau. Koks rezultatas? Dabar, aš net nežinau, 10-4 man. Juodieji primena Meteorą iš senų multikų. Jūs jie, o raudoni anie, ar kaip kitaip? Ne, mes viena komanda. Kaip vadinatės? Laimėjo draugystę. O keliniais koks rezultatas?
10, 6, 5, 5 ir 10 3. 5-5, gal jie kokį legionierių turėjo antram Jie kelniui. visi legionieriai. Kelny buvo mažiau pavargę. Aišku, kaip vis tik bus daugiau varžybų, bus daugiau turnyrų. Darysim amuniciją, jeigu oro sąlygos leis. Tai gal pakviesim kokią Kauno ar Marijampolės komandą. Trečiadienį planuojam važiuoti į Marijampolę, sužaisti draugiškas rungtynės su Marijampolės komanda. Tai va, surinksim vieną kitą žaidėją. Pradėsim jau. Komandų pavadinimus dar pasakykit. Juodieji, Meteor, Brūkšnys Monstrai. ir raudonieji. Raudonieji. Perkis seniai. Dar ne. Telkių seniai. Telkių kas? Talkių yra. Gerai, ruoškitės apdovanojimam. Komanda nugalėtoja. Kol gyvi būsim žaisim. Alytų!